Šiauliuose sužibėjo jaunimo festivalis Sound of Art, į kurį suvažiavo muzikantai iš visos Lietuvos. Šiemet festivalis skatina giliau pažvelgti į Lietuvos roko muziką ir jos kultūrinį aspektą, domėtis roko grupės Biks muzika, puoselėti gyvo muzikavimo tradicijas. Kartu su savo kolegė Laura Dudnikienė mes organizuojame šį projektą, jaunimo muzikos grupių festivalį Sound of Art. Tai idėja, aišku, kilo prieš 3 metus. Festivalis Sound of Art tai puikia galimybė jauniems muzikos atlikėjams pasirodyti profesionalioje scenoje, susipažinti su bendraminčiais, aktyviai ir laisvai išreikšti save muzikoje. Taip, tai yra tradicinis, jau tampantis tradiciniu respublikiniu renginiu Sound of Art. Iš tikrųjų, mes džiaugiamės šiaulietišką kultūrą ir dalinamės ją. Labai džiaugiamės jaunuomenę, kuri atsiliepdama į tą filosofiją, Biks filosofiją, tikrai Šiauliai ko gero turi tą firminį tokį ženklą, savo kūrybą pristato ir konkuruoja tarpusavį, demonstruodami savo gebėjimus, talentus ir norimus rezultatus. 3 metus iš eilės vykstantis festivalis yra labai reikalingas jaunimui. Kasmet muzikantų skaičius vis auga. Pirmais metais turėjome 10 grupių, praėjusiais metais turėjome 11-12, na, o šiais metais atvažiavo netgi 23 jaunimo grupės. Ir iš visos Lietuvos, iš Utenos, iš Nemenčinės, iš Vilniaus, aišku, šiauliečiai, Kaišiadorys, Mažeikis, Skuodas ir, ko dar nepaminėjau, Kuršėnai mūsų draugai. Tai ir labai iš tikrųjų smagu, kad jaunimas nori muzikuoti. Muzika labai skamba gerai, žinot, tikrai profesionaliai. Tai tiesiog žavi. Aišku, mokytojų darbas, vadovų darbas yra ypatingas. Festivalis turi gražią idėją įtraukti kuo daugiau skirtingų muzikos stilių. Sugretinti roko muziką, metalą ir šiuolaikinę trankiąją muziką su akademinė muzika. Tai labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų džiazą grojantis jaunimas įsitraukia. Na ir šiaip pučiamųjų tos akademinės muzikos mes turime šiemet net kelis pasirodymus. Norėdami atkreipti dėmesį į Šiaulių legendinę grupę Biks ir roko kultūros puoselėjimą, kasmet komisijoje dalyvauja bent vienas iš grupės narių. Mes čia pradėjome šituose rūmuose Rusijai repetuoti, mūsų pirmosios dainos gimė. Ir dabar jeigu jaunimas bando atkartuoti, o dar geriau, jeigu savo kurti, tai čia yra nuostabu. Mūsų laikais nieks nemokėmės iš subraižytų plokštelių mokėmės. Dabar YouTube'as yra, jie viską mato, viską žino, jiem žymiai lengviau, informacija prieinama yra. Komisija akcentavo vieną iš svarbiausių punktų – grupės laisvumas ant scenos. Kreipsime dėmesį į grupės, į muzikalumą, į atlikimą, į pasiruošimą, šiaip laisvę scenoje pačioj, kaip muzikantai, kaip grupė jaučiasi vienas su kitu scenoje. Yra sugalvotos nominacijos ir kiekviena grupė bus apdovanota kažkokia išskirtinė nominacija, kuri bus priskirta tai grupiai. Tokių festivalių ar vietų, kur gali jauni muzikantai pasirodyti, labai mažai. Šiaulių menų mokykla skatina jaunus žmones tobulėti, siekti aukštų rezultatų ir iš arčiau susipažinti su didžiąja scena. Jaunimui tai yra labai didžiulis tramplinas į didžiąją sceną. Jie gali pasirodyti, jie gali pajusti, ką reiškia groti dideliai scenoje su jau įgarsinimu, pajusti, ką reiškia tas profesionalios scenos buvimas joje. Manau, kad jaunimui labai didelis yra reiškinys šitokie festivaliai. Jaunimo festivalis Sound of Art finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir prisideda Šiaulių menų mokykla.